Duotos 3 funkcijos, o toks painokas uždavinys. Čia dabar imk ir apskaičiuok funkcijos reikšmę kiekvienam taške. Labai daug bus darbo. Pamėginkim kitaip. Štai mes čia turim funkcijos f reikšmę tam pačiam taške, padauginta iš funkcijos g reikšmės ir pridėta funkcijos g reikšmė tam pačiam taške. Tai mes pamėginkim tiesiog taip tas funkcijas susidauginti. Funkcija f nuo x, jeigu imčiau ne šitą tašką minus 2026, bet x-iuką, tai čia būtų lygų x-iukui, kart h mano funkcija yra x kubas, plus g funkcija yra x kvadratas. Aš matau, kad gaunu x ketvirtuoju plus x kvadratu. Tai yra lyginiai laipsnių rodikliai, kokį aš skaičių bestatyčiau, ar teigiamą ar neigiamą vietoj x, visada reiškinys bus teigiamas. Taigi ši lygybė yra teisinga. Pažiūrėkime, kaip bus su kitom, jau teisinga radom, lyg tai daugiau galėtumėm neieškoti. Na, bet pabandom. Funkcija f čia, x-iukas, daugintas iš funkcijos g iš x kubo, pridėti funkciją h, iš g iš x kvadrato ir pridėti funkciją h, x kubą. Aš gaunu x kubas plus x kubas, tai yra 2x kubai. Tai jeigu aš vietoj x įrašysiu neigiamą skaičių minus 2026, pakėlus kubų taip pat gausiu neigiamą skaičių, čia turėtų būti mažiau už nulį. Neteisinga. Šita jau mums lygybė neteisinga, mums jinai tikrai netiks. Pasižiūrime kitą. Kita g tai yra x kvadratu, kart h yra x kubu, minus dabar f. F yra tiesiog x-iukas. Taigi aš gaunu x penktuoju minus x-iukas. Įrašius neigiamą skaičių, pažiūrėkime, ką mes galėtumėm gauti. Minus 2005 bus neigiamas skaičius, pakėlus penktuoju bus didžiulis neigiamas skaičius. O čia atimti minus 2005 aš pridėsiu šiek tiek. Skaičius truputėlį padidės, bet tikrai jis išliks neigiamas. Ši nelygybė taip pat neteisinga. Na, galėtumėm patikrinti ir ketvirtą, pamatytumėm, kad ketvirtoji mūsų taip pat neteisinga. Taigi turime atsakymą A.